Sveiki, aš esu Paulius Ratkevičius, Europos fitneso čempionas bei asmeninis treneris. Jau teko įsitikinti, kokios svarbios mums yra jėgos treniruotės. Mūsų kūnams reikia ne tik aerobinio krūvio, bet ir raumenų tvirtinimo pratimų. Atlikdami jėgos treniruotės mes ne tik tvirtiname savo raumenyną, bet taip pat sumažiname traumų tikimybę. Geriname ilgamžiškumo rodiklius, greitiname metabolizmą, bet svarbiausia, gerinam savo nuotaiką. Tad kviečiu jūs kartu su manim keisti liūdesį į judesį ir aš jums pažadu, kad po šios treniruotės pasijausite tikrai stipresni. Pirmasis mūsų pratimas bus skirtas pilvo preso raumenims. Taip pat šiek tiek įdarbinsime rankas ir pečius, nes turiu štai tokią gumą. Jeigu gumos namuose neturite, tai tiesiog jos nenaudokite. Atsisėdam ant kilimėlio, kojos yra pusiau sulenktos, labiau ištiestos. Sukūprinam nugarą, tai yra labai svarbu, kad apsaugotume savo nugarą nuo traumų. Gumą, jeigu ją turite, štai taip užsidėkite ant rankų ir visą laiką laikykite ant šiokios tokios įtampos, taip įdarbinsite savo rankas ir pečius. Atsilošiu ir tai yra labai svarbu, kuo labiau atsilošit, tuo sunkiau bus. Tad jeigu tik pradedate sportuoti, labai daug neatsilošinėkite. Iškeliu rankas į viršų, keliu koją ir su priešinga ranka bandau pasiekti koją. Įdarbinu pilvo preso tiesiuosius ir šoninius raumenis. Iškvėpti. Įkvėpti. Jeigu jaučiu, kad lengva, šiek tiek atsilošiu atgal ir pasunkinu savo pratimą. Kartoju lėtai, užtikrintai, su puikia technika, nugara visuomet sukūprinta ir atlikite 20-30 kojų pakelimų, tai 10-15 kiekvienai kojai. Pabaigę, tiesiog atsistojam. Antrasis pratimas, kurį atliksime, yra skirtas nugaros apatinės dalies treniravimui bei sėdmenims. Šiais laikais labai daug žmonių turi silpną nugaros apačią, tad šis pratimas yra labai svarbus. Turime atsigulti ant keturių, keliais ir delnais liečiame žemę, nugarą tiesi, iškeliame ranką ir priešingą koją į vieną liniją ir ranką atvedinėjam į šoną ir koją į priešingą šoną. Labai stengiamės užfiksuoti savo nugarą, įtempkite pilvo presą, kad kūnas visiškai nejudėtų. Taip papildomai mes lavinsime savo balansą. Kiekvienai pusiai atliekam po 10 pakartojimų lėtai, užtikrintai, su puikia technika. Įkvėpt, iškvėpt. Grįžtam, apkeičiam pusės, ištiesiam ranką, ištiesiam koją. Vienu metu treniruojam nugarą, treniruojam sėdmenis, treniruojam savo balansą. Pabaigę, atsistojam. Trečias pratimas skirtas nugaros raumenims lavinti ir tam aš panaudosiu svarmenį. Jeigu namuose neturite svarmens, galite drąsiai paimti 1,5 litro vandens talpos butelį, kurį pripildykite vandeniu, arba paimkite štai tokią gertuvę. Pratimas nėra iš paprasčiausių, tad ir nedidelis, svoris puikiai veiks.
Pozicija įtupiu į vieną kelį, į vieną koją, kita koja yra ištiesta, atsiremiu su alkūne, ištiesiu ranką, nugarą tiesiai. Pritraukiu pakeldamas petį ranką ir užkišu svarmenį už nugaros. Taip didinu savo lankstumą, pečių mobilumą ir nugaros jėgą. Iškvepiu. Įkvepiu. Kūno pozicija labai tvirta, kūnas visiškai nejuda. Įkvėp. Iškvėp. Įkvėp. Iškvėp. Taip darom 12-15 pakartojimų kiekvienai pusėje. Pabaigė vieną, tiesiog persisukam į kitą pusę, galinė koja pilnai ištiesta, priekinė sulenkta, pasidedu ranką, atramą, ištiesinu nugarą ir atlieku kitai pusėje. Apačioje įkvepiu, viršui, iškvepiu. Pratimo pabaiga. Šiuo pratimu tvirtinsime kojas, sėdmenis, pečius ir rankas. Aš panaudosiu gumą, tačiau jeigu namuose gumos neturite, drąsiai galite naudoti 2 vandens butelius, kuriuos kilnosime į viršų, aš tiesiu rankas su guma, o jeigu pratimas vis tiek jums bus per sunkus, galite drąsiai kelti tuščias rankas į viršų, krūvis vis tiek jausis. Atsistoju, užminu gumą ir užsivinioju štai taip. Atlieku įtupstą atgal ir iškeliu į viršų rankas. Treniruoju pečius, ištiesdamas rankas į viršų, o taip pat taisyklės įtupstui. Kelys 90 laipsnių kampu per kelio sąnarį, neišeina per daug į priekį arba į šonus. Ir grįžtu atgal. Atlieku tą pačią koją 10 pakartojimų. Įkvėpt, iškvėpt. Įkvėpt, iškvėpt. Mažas patarimas, keldamiesi naudokite priekinės kojos kulną labiau negu pirštus, labiau apkraustę sėdmenis. Įkvėpt, iškvėpt. Pabaigę. Pakartojam lygiai tą patį su kita koja. Pabaigę, atsipalaiduojam. Šiuo pratimu tvirtinsime tricepsus. Jie yra štai čia, naudosime tam svarmenį ir šis raumuo yra labai svarbus, nes visi, kuomet mojuoja savo draugui, nori, kad čia nieks nedrebėtų, būtų labai tvirtos rankos ir gražios taip pat. Tad naudosime svarmenį, gulsimės ant nugaros ir parodysiu, kaip jisai atliekamas. Iškeliu svarmenį į viršų. Alkūnės šiek tiek paglaudžiu, užfiksuoju, lenkiu, įkvepiu, iškvepiu, ištiesiu. Labai svarbu, kad alkūnės nevaikščiotų nei atgal, nei į priekį, nei į šonus. Užfiksuoju ir dirbu. Įkvėpt, iškvėpt. Įkvėpt, iškvėpt. Atlikite nuo 10 iki 15 pakartojimų, priklausomai nuo to, kokį svorį pasirinksite.
Ir pabaigę pasidėkite svarmenį. Ir atsistojam. Ir paskutinis pratimas, kurį noriu parodyti jums šios jėgos treniruotėje, yra skirtas sėdmenims bei nugaros apatiniai daliai. Atsistojame ant 4, vieną koją ištiesiame, pakeliam ir ją užkryžiuojam ištiestą už savęs, šiek tiek į šoną, su batu paliečiam žemę, grįžtam, paliečiam į išorinę dalį, bet koja visada yra tiesi. Iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti. Ir taip atliekame apie 20 kartų. Labai svarbu užfiksuoti nugaros apačią, kad keliant jinai neišsiriestų. Kūnas tvirtas ir atliekam pratimą, jaučiam krūvį sėdmenyse. Pabaigę, atliekam lygiai tą patį su kita koja. Šiandien tiek, tikiuosi, kad dieną tęsite su dar geresnė nuotaika. Prenumeruokite Lidl Lietuva kanalą YouTube ir iki kitų kartų, kuomet nuspręsite liūdesį keisti į judesį. Sėkmės! Lidl, taip gyventi verta.